Tai ką, pakalbėkime apie Šaulio ženklą, apie jo atstovus. Saulė įžengė į Šaulio ženklą praeitą savaitgalį, o 30 lapkričio, jeigu aš neklystu, Venera irgi įžengė į Šaulio ženklą. Tai kas turi arba Saulę, arba Venerą, sakykime, Mėnulis, dabar Mėnulis tikrai neįžengs Šaulio ženklą greitų metų, bet jeigu šitas 3 planetas turi, tai iš tikrųjų galite save atpažinti kaip labai tokią pozityvę, taip asmenybę, kad ir kažkas tai ten vyksta gyvenime, vis tiek atrandat tą kažkokią teigiamą mintę, ne, ir mokat iš tikrųjų išvesti gyvenimą, atrasti savo įdomius dalykus ir iš tikrųjų daug kas domina šaulius. Jis yra valdomas Jupiterio, o Jupiteris tai yra ta planeta, kuri plečia pasaulėžiūrą. Ir iš tikrųjų aš sakau, kad plečia viską, ką žmogus turi savyje. Jeigu jūs gyvenat negatyvę, tai Jupiteris plės tą negatyvą dar labiau. Todėl visą laiką stebėkit, ne tik šauliai, aišku, ne, aplamai aš dažnai tą miniu, kad visą laiką stebėkit savo mintis, apie ką jūs galvojate. Nes tai nėra juokai, ne šiaip koks pokštas, o iš tikrųjų taip yra, kad apie ką mes galvojame, tą mes ir pritraukiame. Tai šauliai, jie yra linkę galvoti pozityvias mintis. Jie labai mėgsta keliauti, jiems labai įdomios įvairių kultūrų tradicijos, taip būtent dėka kelionių, jie ir praplečia tą savo matymą, ne, kaip gyvena kitos šalis, kokios jų vertybės, tradicijos ir taip toliau. O po to įgavę tą patirtį, jie dalinasi šią patirtim su kitais žmonėmis. Taip, tai vat irgi tas Jupiteris, kai aš darau sielos formulės analizės, visą laiką sakau, Jupiteris tai yra karaliaus ir mokytojų planeta. Kodėl karaliaus? Nes Jupiteris iš tikrųjų duoda tos turtus, duoda tam tikrą statusą, o karalius turi savo statusą. Taip. Neigiama savybė, pavyzdžiui, Jupiterio yra pamokslavimas, todėl šauliai kartais dažnai gali sakyti, aš tau sakiau, aš taip ir žinojau, reikia klausyt manęs. Tai va, toks yra nuostabus Šaulio ženklas. Ką jūs žinote dar apie Šaulio ženklo atstovus, ko aš nepaminėjau?